Panemunėlio kunigo Jono Katelės pradžios mokykla. Panemunėlio pradžios mokyklos atsiradimo istorija susijusi su carinės Rusijos vykdoma švietimo politika. Naujoji valdžia mokyklos pastatą pastatė netoli bažnyčios. Čia iš Rokiškio apie 1867 metus atkeliama rusų pradžios mokykla. Tai buvo 2 dalių didžiulis medinis namas. Į bažnyčios pusę esančioje dalyje įrengiamos klasės, o kitoje patalpos pusėje butai mokytojams. Mokyklą lankantys vaikai iš tolimų kaimų šaltomis žiemų dienomis gyveno mokyklos karceryje, didokame, tamsiame kambaryje. Čia kartu gyveno po 10 ir daugiau mokinių. Kunigas Jonas Katelė, dar gyvas būdamas, bažnyčios komitetui įsakė pasirūpinti mokyklos pastato sutvarkymu, nes parapijiečių vaikai privalėjo lietuviškai mokytis geresnėmis sąlygomis. Panemunėlio mokyklos istorijoje minima, jog mokykla 1908 metais beveik buvo perstatyta ant tų pačių pamatų. Lietuvos tarpukario laikotarpiu mokyklos pastate vyko įvairiausi kultūriniai renginiai, šokiai, visuomeninių ir politinių organizacijų susiėjimai. Lietuvos švietimo ministerija 1933 m. spalio 29 d. mokyklai suteikė Jono Katelės vardą. Pradžios mokyklą čia baigė visoje Lietuvoje žinomos asmenybės. Juozas Kubilius, Marcelė Kubiliūtė, Juozas Tubelis, kunigas Petras Lapelis, Juozas Bieliūnas, Juozas Katelė, Vytautas Klemka ir kiti. Pradinė mokykla veikė iki 1962 m. rudens, nes buvusioje klebonijoje ir naujai pastatytame priestate tilpo visos 8 klasės. Senojoje mokykloje įkurti kultūros namai. Nuo 1984 iki 2019 metų miestelio viduryje pastatas stovėjo apleistas be langų, priminė baigiančią griūti pašiūrę.